tas savininkas sako, ką aš galiu, sako, jie nežiūri, kad tas kaukas, nemėgsta tų kaukas. Sako, aš jų priversti negaliu. Nu tai privertė, dabar Jogas nusiuntė savo žmogui, žmogus sėdi Kinijoj toj gamykloj, tai sako, visi su kaukom dirba. Ir ten kažką suvirino kreivai, net ir Britai kažką kreivai suvirino, siūlės mes radome. Nu, žodžiu, viską reikia, kaip visur gyveni. Kaip šifruojasi paslaugų? Floating storage regasification unit. Floating storage and regasification unit. Jo, dabar įdomioji dalis. Dujų kainos. Dujų kainos pakilo nuo privatizacijos 6 kartus. Nežinau, jūs gal nepamenu, dar buvo labai maži, bet kai dujos buvo privatizuojamos, Gazpromas sakė, jeigu mums parduosite dalį dujų, tai tada dujų kaina nekils. Patys matom, kas įvyko. Sakė, kad nevešite. Jo, sakė, žadėjo, bet nepadarė. Yra toks anekdotas, kai vyras sako, moteriai brangioji, nieks tau tiek negali duoti, kiek aš tau galiu pažadėti. Panašiai istorija. Pažadėjo, realybėje matytas ne. Mes už dujas mokame, nors vienu metu ir mokėjome vienodai, bet šiuo metu mokame brangiau negu vokiečiai, nes mes esame žymiai toliau nuo Vokietijos. Nuo Jamalo negu vokiečiai. Taip kad, tikrai yra žiauru ir šitas skaidrės, kaip parodė, tose konferencijose, kur dalyvauja ir Gazpromas, ar dalyvauja Lietuvos dujos, tai labai gali stebėti jų veidus, prie šitų skaidrių visi žiūri žemę. Po to vėl atgyja, kai jas praeina, bet žiūri žemę. Tikrai nesąžininga. Mes esam žymiai arčiau. Jie yra savininkai mūsų dujų įmonės. Ir kaip tai? Kaip jie tai? Tikrai apmaudu. Pasižiūrėkit, net vienu metu mes mokėjom 12 metais tokias pat kainas, kokias mokė Japonai. Ir šis yra absurdas, čia kalba nesimano. Japonai yra izoliuota sala, kuri po Fukushimos avarijos neturi kito pasirinkimo, kaip pirkti dujas bet kokią kainą. Paklausytumėt, kaip Japonai vertė per konferencijas. Tai paskutinė konferencija aš buvau, tai Japonai taip sakė. Sakė, mums dujų kainos nusibodo, jau jie tiesiai šviesiai iš tribūnos sakė. Mūsų dabar strategija nauja, pigios dujos. Ir davė signalą, kadangi nuo Japonų priklauso visa dujų rinka pasaulyje, tai ten dujų tiekėjai visi klauso. Nes Japonai niekauja, jie pasako, tai jau pasako. Sako, dujų kainos per didelės Japonai. Per didelės ir tokių daugiau nebus. Ir tiesiai jie pasakė. Tokių daugiau nebus. Sako, nes mes važiuosim į Ameriką. Va, kokias kainos Amerikos. Važiuosim į Ameriką, pirksim dujų telkinį, statysime savo įrengimus ir atsivešim dujas. Tai antra jų strategijos dalis. Viena dalis – pigios dujų kainos, bet ką daryti, bet kad dujų kainos sumažėjo. Nes dabar jie flagmanas, va, pagal juos visi sako, va, Japonų kainos. Kai kurie irgi dujų tiekėjai pas mus atvažiavę čia sako, reikia jums dujų. Permuškit Japonus, tada gausit. Tokios po Fukushimos jie truputį pasikėlė dujų tiekėjai. Tiesiog Japonai susirbė visas dujas iš rinkos. Tiesiog susirbė. Japonai, aišku, atsikando brangių dujų, jų produkcija pabrango ir dabar jie savo kursą bandys keisti. Kiek jie tą fiziškai galės padaryti, bet Japonam jau čia tas projektas buvo. Tai mes mokėjom, kaip jie pasidėdami ant vamzdžio. Ant vamzdžės mokėjom kaip Japonai. Čia iš viso, čia net protų nesuvokiu. Kai šitą parodai tarptautinėse konferencijose, tai ten salėje matai, o tai visas galvas. Nesuprantame iš viso. Tas jau, žinot, kaip būna kartais, kai koks nors, nežinau, ten vyksta koks nedidelis nachališkas veiksmas. Žmonės piktinasi, o jis ant manęs ten negražiai pasakė, o jis ant manęs. O kai ateina ten tavo namus, pavyzdžiui, nuneša, tada jau net negali pykti, tiek jau nachališkas tas veiksmas, bet tu jau kitokiom kategorijom mastai. Tai šiuo atveju tikrai, aš sakyčiau, turėti tokios aukštas kainos Lietuvoje čia yra protų nesuvokiama. Šitas tikrai turi keistis ir tikrai keistis. Negali tai būti. Čia protų nesupranta. SSGD terminalų tikrai. Kad mokėt kaip Japonija.
japonai. O kaip Latvijos su Estais, kiek panevėžio moka? 15% už mus. Tai nemažai. Jeigu mes gautume dujas 8% pigiau, mums atsipirktų visas terminalas. Mums tik 8% reikia gauti pigesnės dujas ir atsipirka visas terminalas. Taip kad čia mes kalbame apie labai mažas sumas. Taip kad terminalas savo esmė yra labai nedidelė investicija. Labai nedidelė, o efektas fantastiškas. Efektas fantastiškas. Bet už vokiečius vis tiek daugiau Latvijos su Estais moka. Jo. Vokiečiai nusidėrėjo. Nu, vokiečiai Norvegų dujas gauna. Į Europą ateina per pusę 20, man atrodo, 5% Gazpromo, 23 Norvegų. Norvegai nemažai duoda. Ir Alžyras tam tikrą dalį neduoda. Bet Alžyras plėtosi. Taip, kad ten yra konkurencijos, o pas mus nėra, kad mes tik iš Gazpromo gauname. Nu, tai ir nestatyk tų terminalų, bet tiesiog nelogiška. Tai jeigu mes, mūsų kaina net iš Japonų didesnė buvo, tai ką praktiškai visam pasaulyje turėjom brangiausias dujas? Buvo viena, aš atsimenu, nepamenu, kažkurio momentu mes jau teigiam, kad mes mokam didžiausią kainą pasaulyje. Antri bijau ukrainiečiai, ne Japonai. Įdomu, Tai va, draugai, kas man. Kuri kaina Brazilų? Kaip sako? Kuri kaina Brazilų kaina Brazilų? Jeigu mes mokam virš 14 per MMBTU, Brazilai apie 12 moka. 11-12. Brazilai apie 11-12. Indai moka apie 13. Neseniai Indai sudarė kontraktą 11. Svyruoja. O kada bus mūsų kaina aišku, nes čia, kiek žinau, kitų metų pradžioje, kaip ir turėjo būti preliminariai. Jo, dabar pas mus vyksta konkursas, tai aš manau, taip realistiškiau gal indikacijas ir šį mėnesį mes matysim, o realistiškesnės per pirmą ketvirtį sekančių metų. Dėrybos bus pravestas, tada matysim. Ir čia bus visuomenė, tai paskelbta. Bus rezervuoti, nu, bet aš taip norėčiau, kad projektai būtų lengviau rezervuotai paskelbti. Dėl to, kad jeigu tu skelbi viešai, tada trukdai dėrybom. Negali atskleisti pavadinimų, negali atskleisti net kokią formulę tu siūlo, tai yra kokį indeksą siūlo Brentą. Gali pasirinkti indeksą arba Brentą, tai yra pagal naftą, pagal NBP, pagal šitos indeksus gali rinktis, pagal Henry Hub gali rinktis kažkokį miksą. Tai irgi reikia pasirinkti, koks indeksas domina labiausiai. Negali ir to atskleidinėti, nes jeigu mes, pavyzdžiui, pasakom, mes deramės, nežinau, su Shell kokiu, su Gazmetro Finosa ir labai mus domina Henry Hub indeksas. Tai dujų pasaulyje jų konkurentai jau žino iš viso, apie ką kalba eina. Jie žino, kokias jie dujas pardavinėja, jie nežino jų kainodarą ir jie tada nukentės kažkur kitur. Tai O kurią dalį atskleidus mažiausiai nuostolių patiria tos dėrybos? kuo mažiau, sakyčiau, bent jau taip turbūt kažkokia abstrakčia informacija gali pasakyti rėžius. Nu, rėžiai va maždaug galbūt tokie. O nemanot, kad bus kaip su Vaja tada? Kaip pasakys skaičius, rėžius ir va, tada visuomenė sureaguos, kad čia Vajas atveju visuomenė nepagrįsta. nesuprato tų skaičių. Aš manau, tiesiog nesuprato. O Nes ten čia buvo pasakyta čionais- gamybos savikaina, niekur nebuvo kalbama apie galutinę dujų kainą. O kas, ta prasme, ir šitie skaičiai visuomenė, nu ką, $14 per MMBTU. Niekas nežino. Bet kai pasakai, kad dujų kaina, tada tu sumažės 20%. Tada viskas aišku. Tai čia yra vis dėlto PR-inė rizika labai didelė dėl dujų tiekimų. Jie net, kai kurie nenori dalyvauti konkursai, jeigu yra nors mažiausia rizika nutekėjimo į skolą kažkas. Iki to, kad jie sako, mes iš vis geriau nedalyvausim šitam sandėriui iš viso, bet kad apie mus nieko nebūtų minima. Tai yra, čia vat mūsų minusas, mes esame valstybinė įmonė, mes vis tiek turim būti skaidrus, o procese tai ir nėra naudinga. Čia bendrai visom valstybinėm įmonėm. Nėra valstybinė akcinė bendrovė, kokia valstybinė. Nu, valstybės kapitalo. Čia kita kalba. Tai akcinė bendrovė. Tai sakyt, pagal jūsų tą įtemptą grafiką, kada planuojat sudaryti sutartį su dujų tiekėju, kada ta kaina bus aiškiai, tarkim, prieinama visuomeniai.
Amerikoje šitie 8 nauji terminalai, kurie yra planuojami pastatyti, jų pajėgumas yra apie 100–120 milijonų tonų suskystintų dujų. Kad gauti kubinius metrus, milijardus kubinių metrų, reikia padauginti iš 1,4. Tai gaunama apie kažkokią 160 milijardų kubinių metrų pajėgumas statomas vien Amerikoje. Tai šiuo metu pasaulyje dujų yra apie 300 milijardų suskystintų dujų prekiauti. Tai 50% beveik padidės pasiūla pasaulyje. Vien dėl Amerikos. Aišku, jeigu amerikiečiai duos licenciją, tai čia tas klausimas. Vien dėl Amerikos. Australai stato tiek pat. Dar tiek pat Australai stato. Ir dar anksčiau už amerikiečius. Australai pasileidžia nuo 14 iki 16. Tik australų dujos brangesnės. Tai tokios įtakos neturės. Bet australai neįs tiekimą į Japoniją, Koreją, Indiją. Ir dėl to sumažės laivų kelias. Ir dėl to atpigs dujos į Lietuvą. Tai yra Katarui jau neapsimokės plaukti į Japoniją, Kataras geriau aptarnaus kitas šalis. Dėl to, kad australai padengs. Australai labai arti ir australai padengs. Taip kad ir kuo Amerika unikali, atkreipti dėmesį kokios mažos kainos. $3. Dabar kainuoja $3 per MMBTU, kaip pas mus 14. Prie $3 amerikiečiai išgaudami 35% dujų iš skalūnų, kaip išgaunami, ir kaip yra kondensinės dujos. Gazpromas išgauna tik kondensinės dujas. Įvedi vamzdį, slėgis iš čia, dujas pumpuoja, visas biznis. Kaštų nedaug. Į vamzdį ir važiuoja. Kaip amerikiečiai išgauna skalūnės dujas, jie išrado grįžimo technologiją, taip vadinamą horizontal drilling. Tai yra horizontalus grįžimas. Pirmą gręžia 1,5 kilometro tiesiai, tada tokias, nežinau kaip čia pavadinti, alkūnės tokias specialias. Dedant tą vamzdį, vieną po kito, vamzdis vėl alkūnė ir sugeba palenkti tą grąžtą, gręžia kampu, o po to gręžia horizontaliai. O čia yra skalūnas. Čia yra uoliena, porėta uoliena, kurioje yra dujų gurguliukai. Jeigu šitos dujos kondensinės yra susidariusios nesenai, 50–70 milijonų metų senumo dujos, tai kondensinės yra nuo 100 iki 300 milijonų, tai yra skalūnės nuo 100 iki 300 milijonų metų senumo, dėl suspaudimo po žemė jau patekusios į uolieną. Jos įsisiurbė į uolieną. Tai amerikiečiai išgrėžia tą uolieną, tada privaro čia krūvą sunkvežimį su smėlio, krūvą sunkvežimį su vandeniu, sukiša tokius šlangus į ten ir pradeda pumpuoti. Pumpuoja su didžiuliu slėgimu taip, kad tas smėlis ir vanduo sudrasko tą uolieną, sudrasko uolieną ir per tos plyšiukus dujos išeina. Pats gavyba, aišku, žymiai brangesnė negu konvencinių dujų. Tai su tokia išgavimo technologija ir po to tos dujos jau 100 metų iš to pačio šaltinio 100 metų pačios važiuoja į viršų. Tai chemikalai yra kartu su... Chemikalų 0,7% tai visame kiekyje sudaro. Ir išimtieji chemikalai. Labai labai mažai. Yra 0,76%. Aplinkosaugininkai dėl tų chemikalų, pavyzdžiui, Prancūzijoje labai protestuoja prieš šitą dujų gavimo būdą. Galima vandenų tarša dėl tų chemikalų, tai jis toks kaip kontroversiškas. Jo, kontroversiškas dalinai dėl to, kad reikia labai daug vandens, kad skaldytų uolieną. Tai reikia daryti tose vietose, kur daug vandens, Prancūzijai vandens nedaug, tai gal dėl to dalinai. Yra šiek tiek ginčių, kad tas skaldymas uolienos leidžia dujom patekti į gruntinį vandenį. Bet oficialiai įrodyta niekur nėra tokiu atveju. Bet ir kiek amerikiečiai tą daro, niekur nėra įrodyta, kad tai iš tiesų. Tie atvejai, kur ten būdavo iš čiaupo. Mes žiūrėjom ten tokį filmą, kaip tik iš čiaupo dujos varo. Jo, bet tokie atvejai, kaip iš čiaupo varo dujos ir yra tose vietovėse, kur nėra jokių skalūnų paieškų. Tiesiog dujos patenka kažkokiais kitokiais būdais. Nebūtinai toje vietovėje yra skaldomos vietos. Taip
bet negalima to surišti tiesiogiai. Nu, bent taip amerikiečiai, aišku, aš. Ir taigi su visu šituo, su visais šitais kaštais mes matom Amerikoje, kokios pigios yra dujos. Ir dar prie šitų kaštų jie sugeba uždirbti 30% pelno maržą. Įsivaizduokit, kokie čia yra Gazpromo pelno marža. Jeigu jie šituo būdu išgaudinėdami, lygesnių būdų pardavinėja, nežinau, kiek čia 4-5 kartų brangiau. Aišku, iš Jamalo atvesti vamzdžių, kiek kainuoja, tai čia reikia teisybės dėlei pridėti tos kaštus. Bet kokiu atveju pelno marža čia mes yra didžiulė. Tai va, teisinga kaina. Bet aišku, mums iki jos toli dėl to, kad tam, kad šitas dujas atsivežti į Lietuvą, reikia pridėti $5. Tai yra skystinimo terminalo kaštai ir laivybų. Jeigu čia $3, tai bent jau 8 Lietuvoje turėtų kainuoti, maždaug po tokio lygio. Bent jau tiek turėtų kainuoti, nes atvežti iš Amerikos būtų. Dar amerikiečiai, aišku, pelno maržą pasiims, bet kokiu atveju mes kalbam apie kainas, kurios yra mažesnės nuo to, ką mes turime. Pasiūla. Pasiūla 15 metais prognozuojama dar bus šiek tiek įtempta, bet vėliau su australais, čia net be amerikiečių yra pasiūla, čia su australais, Afrika, Alžyrija nemažai statoma, Angola, Papua Gvinėja. Va šitie projektai čia sudėti yra. Čia be amerikiečių, jeigu amerikiečiai dar perteklius didesnį. Aišku, yra daug klausimų su suvartojimu. Kinai didelis klausimas. Kinai vartoja, kuo toliau, tuo daugiau. Jeigu Kinai vartos tokią pačią proporciją, tai suvalgys tą perteklių, bet Kinai labai intensyviai skalūnų savo lėšų. Jeigu Kinam pavyks su skalūnais, o Kinijoje atrodo potencialas dar didesnis negu Amerikoje, yra tik tai vandens nebeturė. Jeigu jie tos klausimus išspręstų, tai tada rinkai, aišku, būtų super. Australija konvencinis? Konvencinis. Yra ir skalūnį, jie pradeda ieškoti ir skalūnį. Tai ten konvencinės ir vandeninį, dėl to biškį brangiau. Mes paskaičiavom, kad jeigu mes būtume gavę pagal vidutinės 11 metų gamtinių dujų kainas, dujas į Lietuvą, tai būtume sutaupę apie $500 milijardo litrų. Jeigu 40% būtų tiekiama SGD, jau 60% būtų tiekiama SGD, Gazpromas su dabartiniam kainom, tai sutaupytume apie $500 milijardo. Pats projektas, tų detalių čia nebūtina žiūrėti, ne taip įdomu. Svarbiausia keli dalykai. Vienas tai yra, kad laivo, kada buvo priimtas, sudarytas sutartis dėl laivo. Dabar jau Papas pabaigtas, tiesa, čia man dar tik nesenas grafikai. Čia jau senokas, tą reikėtų liniją pastumti, aš atvykiu. Jau dabar ir Papas patvirtintas. Kodėl būtent 15 metai? Tai kanalo paleidimas, kodėl būtent 15 metai? Nežinau, vyriausybė taip nusprendė. Vienas iš argumentų yra tai, kad 15 metais baigėsi Gazpromo kontraktas. Tai dėl to 15 metais. Ne 14? Jis baigėsi 14, bet su galimybių pratęsti 15. Tai dar irgi klausimas, kaip ten bus sutartis. Ir dėl to tai tokie kritiniai metai. Jūs sakant, prieš naują derybas turėti kažkokį užnugarį, tai dėl to. Ne, tai užnugaris jau yra. Aišku, Gazpromo tikslas yra sudaryti ilgalaikį kontraktą ir pririšti Lietuvą prie savo dujų. Tai dabar priklausys, kiek mes sugebėsim padaryti, kad dujas tekėtų iš terminalo. Tai ta 25 taisyklė, kuri gal kokia kontroversiška būtų, jos tikslas buvo, kad dujas tiesiog tekėtų į Lietuvą. Kažkokiu būdu priversta, kad kada tekėtų. O jūsų nuomonė, naujas kontraktas, kokio maždaug ilgio turėtų būti, jo būtų kuo įmanoma naudingesnis. Nes vis tiek, jeigu potencialas pardavimo auks, tikėtina, kad ir perės. Natūralų dėti. Jo,
atveju, jeigu tu sakai, okei, aš atsivešiu dujas trumpalaikiais kontraktais, tai iki 15 pradžios iš vis niekas nežinos, kaip veiks rinka. Sakys, aha, nu, jeigu Klaipėdos nafta atsiveš dujas, tai gal tada mes su jais ir kalbėsim. Tai va tas yra momentas, kad jeigu tu nori jau žinot, kaip veiks rinka ir ar jinai veiks, tai tu turėti nespotinius kontraktus. Vėliau papildomą kiekį jau gali nusipirkti spotinį. Bet pradžiai vis tiek turės būti sudarytas kažkoks ilgesnis negu metų periodo kontraktas. Vien tam, kad tu jau iš anksto žinotum, kaip veiks. Tai Brazilai jau turėjo didelės kontraktus prieš tai? Brazilai taip turi dalį, Brazilai pradėjo ilgą laiką, to po biškį jie spotinius ir kadangi jau užsuko spotinę rinką, turi savo laivyną, tai jiems spotinės irgi dalyvauti net taip paprastai. Nu ir kas, kad Nigerijoje atsirado kargo. Tai dabar atsivežti iš tos Nigerijos reikia laiko. Tada skambinė Hiogui, skambinė Kanos, kas tos laivus turi, sakai, ar gali duoti laivą, tame turit langą tenais, man reikia iš Nigerijos pasimti kargo. Gerai, kainuos tiek ir tiek sudėdė matematiką, kaina nelabai gerai. Tai dažniausiai tie pagrindiniai žaidėjai, kurie žaidžia spotinėje rinkoje, turi savo laivus. Atsirado Nigerijoje, atsirado Trinidado Tobago, laivas siunčia, vis atsiveža. Šitam versle laivyba kita yra dalis. Dabar logistika sudėliot irgi kainuoja. Irgi labai svarbu. Tuo atveju, spotinio kontraktą, tai turi vis dalyvauti savo laivo, negalėtų turėti vis tiek dar laivą. Greičiausiai ne. Teoriškai taip, bet jeigu laivas būtų pripiltas dujų ir pumpuotų, priklausomai koks veiklos modelis, jeigu tokį sutartum lankstumą, kad kol laivo nėra, Gazpromas dengia, tą kiekį reikalinga. Tai tada aišku su laivu. O tas veikla, jeigu sudėliuosi, ar tas pačioj Latvijoje? Tai irgi jau teisingai, bet nebrangsta, tada prasme, jeigu tik dėdį į saugyklą, dujos brangsta. Tai visada reikia skaičiuoti, kas to ekonomiškai labiau užsiduoda. Tai teoriškai tas įmanoma, teoriškai. Aišku, įmanoma, taip. Mes ir planuojame, mes laivą ruošiam, kad jis būtų visi nepasiruošęs varyti, turės atsivežti. Taip. Be abejo, tos yra pas mus. Tik mes tikimės, kad nenaudosimės labai dažnai. Dėl regioninio, dėl irgi daug yra diskusijų, kuris terminalas gali būti regioninis, tai irgi čia nesiveliant į politiką, galiu pasakyti, kad techniškai, jeigu mes padarytume, jeigu šitą jungtį Klaipėda Kuršėnai Lietuvos dujos padaryta, tai terminalas Klaipėdai regioninis techniškai be jokių problemų gali būti. Tada jungtis su Latvija jau bus galinga, priėjimas prie Inčiukalnio, jeigu sustiprins Latvija su Estija savo jungtis, viskas. Ar jisai bus Klaipėda, ar jisai bus Rygoje, jokio skirtumo. Jokio skirtumo. Techniškai Klaipėda jis galės būti puikus regioninis terminalas. O jų transportavimo kaštai tiesiog yra perlampavimo, dujų į ar iš Klaipėdos, ar iš Rygos bus terminalas, ar Klaipėdai, tarkim patį Inčiukalnį? Jo. Tai aišku, iš Lietuvos brangiau, tai atstumas. Tai vis to techniškai vien taip, kad ekonomiškai būtų patraukliau, tada arčiau laikyklos. Taip, bet ten jau nėra tokie esminiai kaštai, lemiamus veiksmus. Kiek maždaug tas įtakota, procentas, galutinės kainos, 0,5%, 2%, 5%, Bijau pasakyti. maždaug vis tiek ribos, 10%, procentas, 2%, Nežinau, nenoriu spekuliuoti, nepaskaičiu. Tikrai nesame, čia geras klausimas, nesame paskaičiavę, reikia paskaičiuoti. Bet kokia atveju dujos turės nueiti į galutinį tašką, tai ar iš Rygos eis į Lietuvą, ar iš Lietuvos į čia, vis tiek tas atstumas susiniveliuos jau nepakitaip. Dabar Lietuva visai greitai pirmininkaus Europos Sąjungai. Ir jeigu aš neklysiu, šitas projektas taip pat priklauso gamintojui. Tam daugelį vienas iš gamybos sudedamųjų dalių. Ne? Mūsų projektas, ne? Kaip man įdomu, pavyzdžiui, būtų jūsų nuomonė, kad pats pirmininkavimas turės įtaką, ar čia tiesiog atskiri dalykai? Nežinau. Tos rytinė nesiečiau, nepasakyčiau. Kažkiek tai aišku, Lietuvai, jeigu pirmininkaus turės galimybę, bet šitie regioniniai aspektai
pradžioje minėjot, kad bendrauti su latviais ir su estais, jie, taip sakant, nelinosi ar nenausi, dėl ko mes taip skubam pasakyti terminalą. Ar neskubam? Tai man klausimas būtų, tai su kuo jūs bendravot Latvijoje ir Estijoje, ar ten yra politikai, ar ekspertai, ar energetikai, Gazpromo, ir tai kokie jų argumentai, kokios yra pastabos dėl mūsų to terminalo ir ar jie turi kažkokią kitokią viziją Lietuvai ir Baltijos šalims, negu dabar išeitų su Lietuvos terminalu. Jų pagrindinė, su energetikais mes bendravom, jų pagrindinė pastaba yra tokia, kodėl nesutarėm kartu vystyti vieną projektą ir visi darytume draugiškai. Dabar jūs pjovėte mus ir darot savo projektą. Nu, toks atjūtų. O čia bendrai tiek Latvijai ir Estai tokia patys? Latvijai daugiau. Estai tai pragmatikai, nu ką jie iš pradžių papyko, po to pamatė, kad ne, jie emociškai nereaguoja Latvijai. Estai praktiškai, jie iškart žiūri, ar nauda yra, nėra, nu, nėra, taip, pamiršamas. Tai reiškia, čia buvo tokios daugiau politinio lygmens, kad bendradarbiavimas ir taip toliau, o ekonominių kažkokių skaičiavimų, kad labiau apsimokėtų nebuvo. Iki to net nenuėjom. Mes laukiam, kad nueisim į tą, kai terminalas jau bus, kai jau visi matys fiziškai, kad jis yra, visiškai naujas žaidimas prasidės. Visiškai naujas. Dėl to, kad, nu, čia kaip daugelį kitų projektų. Greitai padarai, o tada tu padėti šeimininkas viskas. Jau tada jie turės skaičiuoti, ar verta Latvijos statyti, sakys, klausyk, lietuviai jau turi plėną, čia gal ambicijos nereikia, nes tai pradės savo skaičiuoti. Jau irgi, teko su vienu konsultantu kalbėti iš Suomijos konferencijai, tai jisai sako, ir Suomija nepastatys terminalą. Neapsimoka. Ne dėl to, kad yra jau mūsų Lietuvoje? Ne, iš principo, net jeigu mūsų nebūtų, sako, jie nepastatys. Tai daug, kad apsispręs statyti tokį projektą, vis tiek reikia gerai viską pasverti. Projektus guldo visi tikrai gražu. Ta prasme, projektuoti lengva. Kol tu tik projektuoji, tai ir kalbėti taip lengva. Kai statyti reikia, tai viskas apsiverčia užtikrinti. O kaip Suomija, tikriausiai iš Rusijos didžiąją dalį gauna? Jo, bet Suomija tik 5 milijardus iš visų naudoja. Palyginus tai, kad jie turi popieriaus pramonę, kurie tiek daug elektros reikia, bet jie turi atominės. Tai jie vartoja labai mažai dujų. Jie iš vis prioritetas į namus šildo elektrą. Tarkime, mūsų terminalas mūsų regione, kokią tai įtaką turėtų BVP, nes vis tiek prasidėtų 0,3 eksporto skaičiavimas. Vis tiek, kaip ar būtų gautas toks kaip ir eksportas? Marža tik tai, kadangi mes reeksportuotume, tai marža mūsų.